Laba diena. 2023 metų rugsėjo 5 diena, 17 valandų 00 minučių. Viešasis susirinkimas skelbiamas pradėtų. Šiame viešajame susirinkime bus pristatomi parduotuvės ir kavinės Vilniaus rajono savivaldybėje, Avižienių seniūnijoje, Avižienių kaime, Sudervės gatvė 16E, statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Dabar keletą minučių palauksiu prisijungsiančių. Vėliau pratęsiu projektinių pasiūlymų pristatymą.
Kągi, praėjo 15 minučių. Turiu tęsti viešojo svarstymo pristatymą. Iškart prisistatysiu. Vadovaujantis šios dienos projektuotojo įmonės UAB Globalus projektavimas direktoriaus paskirimu susirinkimą vesiu aš, statytojo UAB Žalterma atstovė Joana Janulevičienė, UAB Globalus projektavimas projekto vadovė. Bei eisiu viešojo susirinkimo pirmininkės pareigas. Aš taip pat pristatysiu projektinius pasiūlymus bei atsakysiu į susirinkimo metu pateiktus klausimus, jeigu tokių bus. Projektuotojo UAB Globalus projektavimas atstovas Vojtech Aškelovič eis sekretoriaus pareigas. Informuoju, kad susirinkimo metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris po susirinkimo bus prieinamas viešai. Taip pat informuoju, kad projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros bus vykdomos remiantis asmens duomenų tvarkymo politiką, kurios esmė jūsų asmens duomenys renkami tam, kad galėtumėme tinkamai atsakyti į jūsų klausimus, pastabas bei pasiūlymus. O taip pat, kad tinkamai galėtumėme įgyvendinti teisės aktų reikalavimus dėl projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrų. Asmens duomenys bus naudojami tik minėtų projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrų tikslais. Kitais tikslais naudojami nebus. Šio nuotoliniu būdu vykdomo susirinkimo metu bus galima užduoti klausimus, pateikti pasiūlymus tiek raštu, per chat langelį, tiek žodžiu pakėlus virtualią ranką. Pasistengsiu atsakyti iškart, arba jeigu atsakymui prireiktų daugiau laiko ar papildomos informacijos, į klausimus bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas. Atsakymai bus išsiųsti dalyviams, kurie pateiks tikrus kontaktinius duomenis, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Į anoniminius, be kontaktinių duomenų pateiktus klausimus, pastabas bei pasiūlymus nebus galimybės atsakyti. Taigi dalyviai, kurie jungdamiesi prie šios Zoom transliacijos nenurodys visų kontaktinių duomenų, turiu priimti suinteresuotą asmenį. Labą dieną. Ką tik prisijungė statytojo UAB Žalterma atstovas, o aš tęsiu projektinių pasiūlymų pristatymą. Pasikartosiu. Taigi dalyviai, kurie jungdamiesi prie šios Zoom transliacijos nenurodys visų kontaktinių duomenų, prašyčiau atsiųsti elektroniniu paštu info@globalus.lt. Po šio įvykusio susirinkimo per 3 darbo dienas bus parengtas viešojo susirinkimo protokolas. Dabar pristatysiu susirinkimo darbotvarkę. Taigi, parengtus projektinius pasiūlymus pristatysiu aš, šio susirinkimo pirmininkė Joana Janulevičienė. Iškart po projektinių pasiūlymų pristatymo bus pereita prie šio susirinkimo metu raštu arba balsu pateiktus klausimus, pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių bus.
nes iki šio susirinkimo laikotarpyje nuo šių metų rugpjūčio 21 dienos iki šių metų rugsėjo 5 dienos susipažinti su projektiniais pasiūlymais niekas nebuvo atėjęs, niekas nesidomėjo bei nepateikė, neatsiuntė jokių klausimų, pastabų bei pasiūlymų. Nors visuomenė apie numatomą visuomeniai svarbių statinių projektavimą buvo tinkamai informuota. Šių metų rugpjūčio 21 dieną buvo paskelbta informacija apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus Vilniaus rajono savivaldybėje, savivaldybės svetainėje, skiltyje visuomeniai svarbių statinių numatomos projektavimas. Šių metų rugpjūčio 22 dieną, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki viešojo susirinkimo, buvo paskelbta informacija apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus informacinėme stende, kuris buvo pastatytas sklype, kuriame numatoma projektuoti statinius. Toliau. Šių metų rugpjūčio 23 dieną buvo patenkintas prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus informacinėje sistemoje Infostatyba. Taigi, susirinkimą baigsime atsakę į pagal galimybę visus visuomenės atstovų klausimus ir susirinkimą planuoju baigti ne anksčiau negu 18:00. Tiek būtų įžanginės informacijos. Iki šio laiko neprisijungė prie šio nuotolinio viešojo susirinkimo nei vienas visuomenės atstovas. Prisijungė tik tai aš, projekto vadovė bei šio susirinkimo pirmininkė bei statytojo atstovas. Tai gal palauksiu dar 5 minutes, gal kas prisijungs, tuomet ir pristatysiu projektinius pasiūlymus.
Labą diena. Matau, kad prisijungia dar vienas visuomenės suinteresuotas atstovas. Tai gal trumpai pakartosiu, kas buvo pasakyta anksčiau. Dalyvius informuoju, kad susirinkimo metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris po susirinkimo bus prieinamas viešai. Taip pat informuoju, kad projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros vykdomos remiantis asmens duomenų tvarkymo politika, kurios esmė jūsų asmens duomenys bus renkami tam, kad galėtumėme tinkamai atsakyti jūsų klausimus, pastabas bei pasiūlymus. Atsiprašau. Labai atsiprašau. Tęsiu pristatymą. Taigi, jūsų asmens duomenys bus renkami tam, kad galėtumėme tinkamai atsakyti jūsų klausimus, pastabas bei pasiūlymus, o taip pat tinkamai galėtumėme įgyvendinti teisės aktų reikalavimus dėl projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrų. Asmens duomenys bus naudojami tik minėtų projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrų tikslais. Kitais tikslais naudojami nebus. Tai šiuo nuotolinio būdu vykdomo susirinkimo metu klausimus galima užduoti raštu per chat langelį, taip pat galima žodžiu pakėlus virtualią ranką. Ir pasistengsiu į klausimus atsakyti iškart, arba jeigu atsakymui prireiktų daugiau laiko arba papildomos informacijos, tai į klausimus bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas. Ir atsakymai bus išsiųsti ne visiems, o dalyviams, kurie pateiks tikrus kontaktinius duomenis, tai vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Į anoniminius be kontaktinių duomenų pateiktus klausimus, pastabas bei pasiūlymus nebus galimybės atsakyti. Tai tiek. Dabar pereisiu jau prie projektinių pasiūlymų pristatymų. Taigi, projektiniai pasiūlymai, pakartosiu pavadinimą, tai parduotuvės ir kavinės Vilniaus rajono savivaldybėje, Avižienių seniūnijoje, Avižienių kaime, Sudervės gatvė 16E statybos projektiniai pasiūlymai bus pristatomi. Šie projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis šiais dokumentais. Tai žemės sklypo kadastrinis numeris 4103 0200 2829 nuosavybės dokumentų bei sklypo planu, taip pat inžineriniu topografiniu planu, projektinių pasiūlymų užduotimi, kuri buvo suderinta bei pasirašyta Vilniaus rajono savivaldybės atstovom. Taigi, UAB Žalterma, įmonės kodas 3054600176, adresas Krokuvos gatvė 13 Vilnius, nuosavybės teise valdo 0,7104 hektaro ploto sklypą
kitos pagrindinės naudojimo paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo. Kadastrinių numerį dar kartą pakartosiu 4103 0200 2829 Vilniaus rajono savivaldybėje, Avižienių seniūnijoje, Avižienių kaime, Sudervės gatvė 16E. Dabar aš pasidalinsiu schema, kur yra tas sklypas. Taigi, sklypas randasi prie Sudervės gatvės. Štai čia. Šiuo metu žemės sklypas nėra užstatytas ir šiame sklype projektuojamas vieno aukšto prekybos paskirties pastatas, tai parduotuvė. Taip pat projektuojamas vieno aukšto maitinimo paskirties pastatas kavinė. Šių projektinių pasiūlymų tikslas tai specialiesiams architektūros reikalavimas bei žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrams nustatyti, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba žemės sklype leidžiama. Taigi, projektuojamų statinių kategorija, neypatingi statiniai, o statinių paskirtis tai būtų 7,3 prekybos paskirties pastatai ir 7,5 maitinimo paskirties pastatai. O statybos rūšis tai būtų nauja statyba. Rengiamas bus techninis projektas ir projekto sudėtis ir detalumas atitiks STR 104042017, tai yra statinio projektavimas, projekto ekspertizė reikalavimus. Dabar plačiau pristatysiu projektuojamus statinių sprendinius. Kaip jau minėjau, numatoma prekybos paskirties pastato parduotuvės ir maitinimo paskirties pastato kavinės nauja statyba. Parduotuvė numatoma vieno aukšto, stačiakampio formos, surenkamo metalo konstrukcijų, tentinių stogų ir daugiasluoksnių plokščių sienų. Pastatas projektuojamas dvišlaičių stogu. Gal aš pasidalinsiu brėžiniais. Taip. Taip, stačiakampio formos, kaip minėjau. Parduotuvė. Taip, fasadai. Fasadų apdaila pilkos spalvos profiliuotos daugiasluoksnės plokštės. Stogas įtempiamas baltos spalvos kantas. Langų, lauko durų, vartų rėmų spalva būtų tamsiai pilka. Va. Štai tokie būtų fasadai. Ir pastato aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus iki stogo viršaus yra 9,80 m. Taip, toliau. Toliau sklype projektuojama kavinė.
Tai yra maitinimo paskirties pastatas. Taip pat vieno aukšto stačiakampio formos, metalo kolonų tinklas, sutaptintas stogas ir taip pat bus naudojamos daugiasluoksnių plokščių sienos. Pastatas, kaip jau minėjau, projektuojamas plokščiu arba kitaip sakant sutapdintų stogų ir fasadų apdailai bus naudojamos pilkos, šviesiai pilkos spalvos profiliuotos daugiasluoksnės plokštės. O langų, lauko durų, rėmų spalva tamsiai pilka. Dabar pastato aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus iki stogo viršaus 5 metrai ir 20 centimetrų. Čia būtų tokie fasadai numatomi. Dabar šiek tiek norėčiau paminėti bendruosius statinio rodiklius. Pasidalinsiu jais. Taip, sklypo plotas, kaip jau minėjau, būtų 7104 kvadratiniai metrai ir sklypo užstatymo intensyvumas, kai bus užstatyta paminėtais dviejais pastatais, būtų 0,21, o sklypo užstatymo tankis būtų 22 procentai. Toliau galite pasižiūrėti, parduotuvė bus bendro ploto 1270,90 kvadratinių metrų, iš kurių pagrindinis plotas skirtas prekybos paskirčiai sudarytų 1256 kvadratiniai metrai, 0,21. Taip, pastato tūris numatomas 9485 kubai ir aukštis jau minėjau 9 metrai 80 centimetrų. Taip, kavinė, bendrasis plotas numatomas 194,41 kvadratinis metras ir pagrindinis plotas skirtas maitinimo paskirčiai sudarytų 142,14 kvadratinių metrų. Tūris 1150 kubų ir aukštis 5 metrai 20 centimetrų. Taip, dabar toliau. Statinio patalpų funkcinio zonavimo sprendiniai. Prekybos paskirties pastate parduotuvėje, gerai, aš pasidalinsiu dar kartą planu. Taip, dabar būtų parduotuvės planas. Taip, projektuojama prekybos paskirties patalpa. Tai būtų ši. Toliau sandėliavimo patalpa ir pagalbinės patalpos darbuotojams. Taip pat numatytas žmonėms su negale pritaikytas sanitarinis mazgas. Pagrindinis įėjimas į pastatą būtų štai šioje vietoje ir vartai numatyti šiame fasade važiavimai.
Dabar numatoma statinyje vykdyti veikla. Parduotuvės pirmame aukšte bus prekybos salė, sandėliavimo patalpa, pagalbinės patalpos. O kavinėje, pereisim prie kavinės plano. Taip. Kavinėje bus šios patalpos: maitinimo paskirties patalpos, pagalbinės patalpos, numatomas sanmazgai, tai vienas iš jų lankytojams pritaikytas žmonėms su negale, kitas sanitarinis mazgas yra skirtas darbuotojams. Ir šioje vietoje numatoma pagalbinė patalpa, tai virtuvė, maisto paruošimo patalpa. Šioje vietoje darbuotojų persirengimo patalpa, o šioje vietoje numatomas sandėliavimas ar kitos maitinimo paskirties patalpos. Tai yra pagalbinis. Tai va. Toliau pereisiu prie sklypo projektinių sprendinių. Pasidalinsiu sklypo plano brėžiniu. Taip. Taigi, įvažiavimas į sklypą iš Sudervės gatvės išlieka esamas per servitutą nustatytą sklype. Ir esamas įvažiavimas numatoma bus rekonstruojamas šiek tiek pagal kelių direkcijos prisijungimo sąlygas ir sprendinius suderinimus su kelių direkcija. Tai čia bus nuovažos suderinta su kelių direkcija. Taip, sklype, kuriame numatyta pastatų statyba, yra želdinių, kurie išsaugojami bus, kiek įmanoma. Taip pat numatomas sklypo dalies apželdinimas, įrengiant veją bei dekoratyvinius augalus. Ir apželdinta sklypo dalis sklype numatoma 30%. Toliau, sklypo sprendiniai, tai yra laiptai, takai, bus specialiai taikomi žmonių su negale poreikiams. Taigi, sklypo plane numatytas privažiavimas prie pastatų su projektuojama automobilių stovėjimo aikštele. Aikštelė talpins 40 automobilių ir už sklypo ribų automobilių parkavimo vietų nebus projektuojama. Automobilių aikštelės vietų poreikis buvo paskaičiuotas pagal STR 2.0604 2014 30 lentelės 5.3 6.1 15 ir 7 punktų pagal šios punktus. Ir buvo nustatyta, kad minimalus stovėjimo vietų skaičius 36 automobiliai, o suprojektuota 40, tai šiek tiek daugiau negu minimalus poreikis. Toliau,
Parduotuviai yra numatytos 22 automobilių vietos. Buvo skaičiuojama pagal jau paminėtos lentelės punktą, kur pažymima ne maisto prekių parduotuviai. Tai viena vieta numatyta 30 kvadratinių metrų prekybos salės ploto. Kadangi suskaičiuota, kad prekybos salės plotas yra 654,51 kvadratinis metras, tai numatyta 18 automobilių vietų, ir iš kurių 4 automobiliai buvo apskaičiuota pagal kitą punktą, tai sandėliavimo paskirties patalpoms, kur viena vieta automobilių parkavimo vietos 200 kvadratinių metrų prekybos salės ploto. Ne prekybos, o sandėliavimo, atsiprašau. Tai iš viso parduotuvėje yra numatytos 22 parkavimo vietos. Toliau kavinėje, kai buvo apskaičiuotas automobilių skaičius, automobilių vietų. Taip, pagal maitinimo paskirties patalpas yra nustatyta, kad viena vieta yra skirta 15 kvadratinių metrų maitinimo paskirties patalpų salės ploto. Tai buvo apskaičiuota, kad poreikis 10 automobilių. Ir dar kartą pasikartosiu, kad visame sklype sudėjus yra numatyta 40 automobilių vietų. Toliau, buitinės atliekos numatoma bus laikinai saugomos konteineriuose su uždarais liukais. Jeigu plane žiūrint, tai būtų 02 numeriu pažymėta vieta štai čia ir prie parduotuvės šioje vietoje. Taip, konteineriai atliekų būtų saugomi būtų su liukais pastatytose aikštelėje su kieta danga. Tai va. Toliau, įvažiavimo vertikalusis planavimas buvo atliktas atsižvelgiant į gatvės aukščių planą, reljefą, gretimas teritorijas ir landšaftinio projektavimo ypatumus. Toliau, pagrindiniai techniniai rodikliai. Tai, kaip jau minėjau, sklypo užstatymo plotas yra 1572 kvadratai šiais dviejais pastatais ir užstatymo tankumas numatomas 22 procentai, o intensyvumas 0,21. Toliau, inžinerinių tinklų sprendiniai. Numatoma, kad vandentiekis ir nuotekų šalinimas bus numatytas prisijungiant prie centralinių tinklų. O paviršinės nuotekos bus surenkamos ir tvarkomos esamo žemės sklypo ribose. Taigi į gretimas teritorijas paviršinės nuotekos nepateks. Taip, elektros energijos tiekimas taip pat numatomas, kad bus iš ESO tinklų. Taigi, reziumuojant, pakalbėsiu apie higieną ir sveikatą. Tai pastatai suprojektuoti taip, kad nekiltų grėsmės statiniuose ir prie jų būnantiems žmonėms. Pastatuose nebus jokių kenksmingų veiksnių, tai kenksmingų dujų išsiskyrimo,
pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore, vandens ar dirvožemio taršos, gyvųjų organizmų naudojimo. Visi leistini sanitariniai atstumai tarp statinių išlaikyti. Sklype stacionarių taršos šaltinių nebus. Patalpose nebus vykdoma jokia pavojinga veikla, galinti kelti pavojų žmonėms, aplinkai ir gretimybėms, ar viršyti leistinus triukšmo ar oro taršos ribinius dydžius. Taigi būtų tiek. Pabaigai pasidalinsiu šiek tiek projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga, vizualizacijomis, kaip tie pastatai atrodys aplinkoje. Taip. Tiek būtų projektinių pasiūlymų pristatymų. Dabar lauksiu prisijungusių suinteresuotos visuomenės atstovų pastabų ar klausimų, kuriuos stengsiuosi atsakyti. Taip, sulaukiau klausimo chat langelyje. Labą dieną, kaip bus sprendžiamas apšvietimas ties įvažiavimu į prekybos centrą. Bus derinama su kelių direkcija šis sprendinys. Toks būtų atsakymas. Jeigu šita kaip atkarpa neapšviesta, tai pasitarius su statytoju pasistengsim panagrinėti šitą klausimą. Dar pakomentuosiu, kad sklypo viduje be abejo bus lauko apšvietimas ir teritorija bus tinkamai apšviesta. Toliau klausimas būtų, kokie bus atliekami darbai iš investuotojo, gerinant avižienių bendrovės gerovę. Į šitą klausimą pati negaliu atsakyti. Galbūt galėtų jį atsakyti prisijungęs statytojo atstovas.
kadangi statytojo atstovas neatsako, tai iš šitą klausimą pasistengsime atsakyti jums per 5 darbo dienas asmeniškai. Toliau buvo klausimas, ar bus šaligatviai prie prekybos centro prie Sudervės kelio. Bus išimtos susisiekimo komunikacijų sąlygos ir bandysim jas įgyvendinti. Tai kas bus parašyta tose sąlygose, galimai, kad ten atsiras reikalavimas įrengti šaligatvį arba ar ne. Tik tai po sąlygų gavimo mes galėsim atsakyti iš tą klausimą. Bet tai yra jau techninio projekto stadija, ne projektinių pasiūlymų. Norėčiau paklausti, jeigu nebūtų daugiau kažkokių klausimų arba pasiūlymų, tai norėčiau baigti viešąjį svarstymą. Taip, keletą minučių dar palauksiu. Taip pat primenu, kad į chat langelyje užduotus klausimus bus atsakyta raštu visuomenės atstovui r.r. Tik tai primenu, kad turbūt kaip registravotės, įvedėt savo tikrus duomenis, tai kad galėčiau aš juos išsiųsti. Jeigu ne, tai galėtumėt pakartoti savo kontaktus elektroniniu paštu info@globalus.lt. Ir per 5 darbo dienas
bus jums atsakyta raštu. Taigi matau, kad daugiau klausimų nėra. Tai šių metų rugsėjo 5 diena, 18 valandų 2 minutės. Aš kaip viešo susirinkimo pirmininkė konstatuoju, kad viešas susirinkimas yra baigtas, projekto viešinimo procedūros atliktos tinkamai, toliau bus atsakyta raštu į pateiktus klausimus ir bus tęsiamos projektinių pasiūlymų tvirtinimo procedūros. Taigi ačiū už dėmesį, viso geriausio.